Viskas gerai? Jo, aš tas biški jautinas tiesiog. Normalu. Taip. Tai sveiki visi, malonu visus matyti ir sveiki atvykę į mūsų dar vieną tinklalaidę ir šiandieną svečiuose turime Mėją. Labas, Mėja. Sveiki. Ir šiandieną Mėja sutiko pasidalinti savo istoriją ir jinai yra kitokia, jinai yra atvira ir šiandieną mūsų pokalbis bus šiek tiek jautresnis negu įprastai. Bet, kad šiek tiek nuimti tą nerimą, kuris kyla, pažaiskime mūsų tą mažą žaidimą, kortų žaidimą ryšyje, ne, ir paprašysime tavęs ištraukti kortelę, užduoti klausimą man, aš ištrauksiu kortelę, užduosiu klausimą tau. Gerai. Man pirmai paklausti? Prašau. O, kada ir su ko buvo tavo pirmas bučinys? Labai geras klausimas. Jūs buvo darželė. Turėjau tokią simpatiją ir tas pirmas bučinys, jis buvo į žandą ir aš buvau labai laimingas vaikas. Tai toks buvo mano tas pirmas bučinys. Taip. Mėja, papasako, kada jautiesi saugus? Saugi gal? Taip, saugi. Aš perskaičiu taip, kaip parašytas. Tai saugi turbūt dažniausiai jaučiuosi, kai esu apsupta savo mylimų žmonių. Tai nebūtinai turi būti mano namiškiai, bet ir mokyklos bendruomenė, kurią aš labai myliu ir gerbiu. Tai būnant čia, būnant ant scenos ir būnant namuose jaučiuosi saugiausia ir labiausiai mylima. Džiaugiuosi. Gerai. Tai, Mėja, gal galėtum trumpai save pristatyti, ta prasme, kas tu esi, ką veikia laisvalaikiu, kas yra Mėja? Tai sveiki visi, aš esu Mėja, esu trečiokė, šitoj mokyklai jau mokausi 2 metus, o laisvalaikiu tai, kiek to laisvalaikio būna, tai dažniausiai tiesiog mokausi savo mylimiausias temas, tai yra apie istoriją. Taip pat domiuosi nuo 80-ųjų iki 2010 metų Lietuvos grupuotėmis, kurios buvo tuo laikotarpiu. Tai įvairūs daktarai, tulpiniai, agurkiniai, panašiai. Ir skaitau knygas, dažniausiai būna arba istorinės, arba įvairūs detektyvai. Ir žiūriu dokumentikas. Gerai, ačiū tau labai. Tai trumpai apie šiandienos pokalbį. Mėja sutiko pasidalinti savo patirtimi apie tokią nepatogi tema, nepatogus pokalbis, tai yra apie tėvų skyrybas ir iš tiesų kaip jaučiasi vaikas visame tame. Tai šiuo metu, Mėja, tu gyveni su tėčiu, taip? Taip. Ir kiek laiko jūs gyvenate? Tai, kaip ir visą gyvenimą, bet tik su tėčiu aš gyvenu nuo 2017 metų, tai čia kažkur apie 8 metus, mes tik tai dviese gyvenam. Okay. Ir tavo tėvai išsiskyrė prieš tos 8 metus, taip? Taip. Ir ką reiškia jaunai merginai gyventi tik su tėčiu? Tai šiaip iš pradžių buvo tikrai labai sunku, nes aišku, kai įvyko tos skyrybos, man buvo 8 metai. Iš pradžių labai kažkokio didelio pokyčio aš nepajaučiau, nes dar buvau tik mažas vaikas, maža mergaitė, bet kai pradėjau augti ir kirtau tą paauglystės periodą, kuris įvyko gan anksti, tai susidūriau su įvairiausiais sunkumais, kaip jaučiausi tiesiog neišgirsta, buvo labai sunku kalbėti tom moteriškom temom, nebuvo tiesiog to žmogaus, kuris galbūt pilnai mane suprastų ir labai jaučiausi neišgirsta ir nesuprasta, nes mano tėtis stengiasi, ką tik galėjo, kad tik man padėtų, bet niekad nesijaučiu, kad jis pilnai mane supras, nes vis tiek aš esu mergina, jis yra vyras. Tai iš pradžių tikrai viskas buvo gerai, bet vėliau iškilo įvairūs sunkumai. Bet su paauglystės metais vis einant, tai mes radom tą bendrą kalbą, supratom vienas kitą ir tikrai dabar yra žymiai lengviau, bet tikrai buvo tų labai sunkių akimirkų, bet aš esu tiesiog labai dėkinga, kad turėjau tėtį, kuris tikrai stengiasi man padėti, kiek jis galėjo.
Ir noriu taip pat įsiterpti, kad turbūt mažai kas žino, bet mano tėtis merginą turi. Tuo metu dabar jau sužadėtinė. Tai jinai irgi man stengiasi padėti, bet vis tiek nebuvo to kaip ir pilno, nes man mamos labai trūko. Aš labai norėjau to žmogaus, kuris mane priglaustų, kažkaip ten padėtų man, bet tikrai esu dėkinga už tuos žmonės, kuriuos turėjau savo aplinkoje. Kai ruošiausi šitam pokalbį su tavimi, iš tiesų šiek tiek atsidariau statistiką pasižiūrėti ir kosminiai skaičiai, jeigu taip atvirai. Nes tikrai taip. 2024 metų statistiką pažiūrėjau, kas įvyko per 24 metus ir Lietuvoje buvo 12,9 tūkstančiai santuokų. Prasme, gražu. Viskas gerai. Bet per tuos pačius 24 metus lygiai taip pat buvo 7,2 tūkstančio ištuokų. Tai yra skyrybų. Ir turbūt pats žiauriausias dalykas tai yra, kad 55% tų ištuokų turėjo nepilnametį vaiką. Tai vadinasi, kad 24 metais atsirado šeimų, kur yra vienas iš tėvų ir tokių vaikų yra 5,9 tūkstančio. Tai vat, statistika iš tiesų yra labai žiauri ir iš to natūraliai kyla klausimas, o ką jaunam žmogui reiškia tėvų skyrybos? Kaip tu tuo metu išgyvenai ir kaip tu dabar jau matai visą tai? Tai pirmiausia, kaip ir minėjau, man buvo 8 metai, tai labai didelio pokyčio kažkokio nepajaučiau. Kaip tik man buvo toks atsiribojimas ir tikrai kaip kažkiek ir džiaugiausi toms skyrybomis, nes man tikrai palengvėjo. Bet kaip ir minėjau, su tais metais vis susidūriau su tokiais iššūkiais, kad tuo metu aš netaip supratau viską. Man atrodė viskas paprasta, bet kai jau kirtau tą paauglystę, tiesiog aš visus tuos metus iš naujo išgyvenau ir tai buvo be galo sunku, nes man teko visą tai vėl suprasti ir vėl kitaip pergalvoti ir panašiai. Ir savo praeitoje klasėje, kai mokiausi kitoje mokykloje, daugiau negu pusė mano klasiokų gyveno tik su mama arba tik su tėčiu. Tai mes dažnai ir pakalbėdavom apie šitą temą. Tai yra tikrai be galo sunku, nes vaikas gali jaustis labai kaltas dėl to. Ir aš pati irgi dėl to labai kalta pirmiausia jaučiausi, kad galbūt tos skyrybos dėl mano kaltės įvyko. Ir po tų skyrybų aš pastebėjau, kad ne vien aš apie tai pradėjau galvoti, bet ir kiti žmonės, su kuriais aš kalbėjau, kurie tą patį yra patyrę, kad jie labai bijo santykių. Jie labai bijo sukurti santykius, nes jaučiasi išduoti, bijo įsimylėti, nes mano tėvai išsiskyrė, galbūt ir man taip pat įvyks. Tai vat šita baimė labai vijosi ne vien mane, bet ir mano aplinką, mano pažįstamus, kurie irgi tai yra patyrę. Taip pat jaučiausi kažkiek ir išduota, kad mane paliko ir čia, kad man labai buvo ir su to sunku susigyventi. Ir man tuo metu, kai pradėjau visą tai suvokti, jau prasidėjo paauglystė, labai keitėsi draugai. Ir labai buvo sunku sukurti tuos artimus santykius su draugais, nes jaučiausi išduota, kad mane paliko vienas iš tėvų, o gal mane ir kiti paliks. Ir labai emociškai stengiausi atsiriboti nuo viso to, dėl to labai praradau daug ir draugų ir šiaip buvo labai santykius sunku sukurti su kitais žmonėmis, bet su tuo labai teko kovoti, ne vien man, bet ir, kaip ir minėjau, ir kitiems, kurie tai yra patyrę. Labai kovojau, tai esu ir pas psichologus ėjus, ir šiaip su tėčiu labai mes daug apie tai kalbėjom ir su kitais žmonėmis bandėm aiškintis, bet pirmiausia, kas yra tiesiog svarbiausia tam vaikui, kuris patiria tas skyrybas, tai nekaltinti savęs, nes tai įvyko tarp dviejų suaugusių žmonių, net tas vaikas visiškai neturėjo jokios įtakos toms skyryboms. Čia visų pirma, o visų antra, kad reikia suprasti, duoti savo laiko tiesiog išjausti visą tai. Nes aš nedaviau savo jokio laiko išjausti visą tai. Tiesiog įvyko tos skyrybos, galvojau, įvyko tai viskas, dabar man gerai. Bet vėliau susikaupė visas tas pyktis, tas nesusipratimas, kad man teko visą tai vėliau išjausti, daviau savo laiko. Ir buvo labai sunku, nes prasidėjo paauglystė, hormonai, emocijos, labai pikta pasidariau, pykau
ne vien ant kitų, bet ir ant savęs, jaučiausi labai kalta, nes tuo metu nedaviau savo laiko išsijausti, bet po to, kai daviau savo laiko išsijausti, supratau, kad mano emocijos yra svarbios, aš turiu teisę ir galimybę išjausti jas, turiu žmonės, su kuriais aš galiu pakalbėti, tada man tapo žymiai lengviau, nes tiesiog supratau, kad aš esu ne prie ko, man įvyko taip, kitiems irgi įvyko taip, čia yra tiesiog mūsų gyvenimo dalis ir aš iš to labai daug pasimokiau. Tai tiek. Kaip dabar jautiesi apie tai kalbėdama, ta prasme, kaip tavo emocijos dabar, kaip tavo jausmai? Tai šiuo metu tikrai aš susigyvenau su tuo, aš netgi gal patarčiau, kas tai patiria, kad labai dažnai aš su savim tiesiog kalbėdavau, kas galbūt skamba keistai, bet man labai padėjo, nes aš tiesiog geriau save pažinau ir leidau savo išsikalbėti, nes kartais būdavo nejauku, nepasitikė kažkuom, nežinai, ar jis čia išklausys, ar supras, tai vis tiek ta visą įvykį, kurį tu patyrei, tai tu pats ir suprasi jį geriausiai. Tai tiesiog su savim dažnai kalbėdavau ir šiuo metu tikrai esu dėkinga, nes aš stengiausi dabar įžvelgti teigiamą pusę. Kad taip, kas įvyko tikrai yra labai blogai, bet aš dabar bent jau išmokau labai daug empatijos, suprasti jausmus ir šiaip aš labai jauna subrendau ir dabar kalbėti apie emocijas aš tikrai galiu gan laisvai ir jaučiuosi tiesiog pasimokiusi iš tai daugo ir taip pat pasimokiau, kad taip įvyksta įvairios skyrybos ir tam tikros priežastys, tai dėl ko mano tėvai išsiskyrė, dėl tų priežasčių aš labai išmokau, ko man reikėtų nedaryti. Ir taip pat, kadangi aš gyvenu su tėčiu, aš išmokau, ko man ieškoti, kai aš užaugsiu, kai ieškosiu vyro, kad ko aš turėčiau tiksliai ieškoti, nes mano tėtis buvo puikus pavyzdys. Aišku, nėra to mamos kaip pavyzdžio, bet aš turiu tėtį. Ir aš tiesiog išmokau, ko man reikėtų ieškoti jame, kad surašiu tuos sveikus ir gerus santykius. Mhm. O kai įvyko tos skyrybos, tu kalbėjai irgi apie savęs kaltinimą. Ar buvo tokio pykčio, kuris būtų nukreiptas į tėvus ar į vieną iš tėvų? Taip, tai aš tikrai, kai visa tai vyko, aš labai kaltinau save, bet ypač kaltinau tėvus. Aš ant savo mamos iki šiol pykstu ir šito dalyko labai ir nepakeisiu, tiesiog tas pyktis aš manau ir liks, bet aš jį esu atleidus tik tai tą dalį, kad pati lengviau pasijausčiau. Aš atleidau, kad įvyko kaip įvyko, aš esu nekalta, jinai turi savo kaltės, tai tiesiog aš atleidau, kad man pačiai būtų lengviau, o ant tėčio tikrai buvo to tokio pykčio iš pradžių, kad galbūt jis paskubėjo susituokti ir jeigu jis dabar nebūtų tai paskubėjęs, nebūtų viso to įvykę. Bet jie, kai susitokė, jie dar buvo patys labai jauni. Ir, jie padarė klaidas. Klaidų, šiaip reikėtų sakyti. Padarė labai daug klaidų. Tai tiesiog aš pasimokiau, kad aš labai tada pykau, bet pasimokiau, kad kai prieš vestuvės reikia labai gerai pažinoti vienas kitą pirmiausia. Reikia neskubėti, duoti tam laikui. Ir yra galbūt labai įtakojo ir tai, kad kai jie susitokė, Lietuvoje yra tas nusistatymas, kad žmonės labai jauni turi susituokti. Kad baigia mokyklą, studijas, susitokė ir jau vaikai. Tai tiesiog reikėtų tai pakeisti, duoti pažinti vienas kitą laiko. Ir taip pat dėl vaikų, kad ir dėl jų irgi neskubėti ir būtinai gerai susirasti tą antrą pusę ir ne vien galvoti, kad tai yra mano žmona arba mano vyras, bet taip pat tai gali būti mano vaiko mama arba mano vaiko tėtis. Tai ir tai irgi labai pakeičia. Mhm. Labai brandus požiūris iš tiesų. Ar gali trumpai galbūt irgi papasakoti apie santykį su mama iki skyrybų? Tai iki skyrybų aš su ja gyvenau tik 8 metus, kas pagalvojus man dabar 17, tai didžiąją laiko dalį gyvenimo aš gyvenau su tėčiu. Tai su mama mūsų santykiai niekad nebuvo šilti, jinai nejautė to motiniško jausmo jokio man. Ir niekad nebuvo tokie labai artimi, niekad nebuvo to tokio kažkokio meilės, labai didelios meilės
ar panašiai. Aš ją mylėjau tikrai, bet jinai labai mane įskaudino ir atstūmė daug kartų, kad tiesiog ta meilė, kaip sako, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis, tai taip ir įvyko, kad labai mylėjau ir tiesiog aš nebegalėjau ją daugiau žiūrėti. Ir prasidėjo vairūs pykčiai, tai tie santykiai buvo visada labai, atrodė, kad aš vaikštų ant ledo aplink ją, kad tik blogas žingsnis ir aš įkrisiu vandenį. Tai po tų skyrybų ir palengvėjo, nes nebebuvo to neigiamo žmogaus mano gyvenime, kuris mane kažkaip skriaustų, kuris mane lygintų su kitais. Tai man pačiai labai palengvėjo ir supratau, kad kas man įvyko buvo labai žiauru ir joks vaikas nenusipelnė to patirti. Bet tuo pačiu supratau, kad tai mane labai daug ko pamokė. Aš dabar žinau, kad jeigu ateityje turėsiu vaikų, kokia aš mama turėčiau būti. Ir pasimokiau labai daug iš to. Ir taip galima galvoti, kad mano mamai irgi nebuvo labai lengva vaikystė, bet tai nėra pasiteisinimas, kodėl taip žmogus turėtų elgtis. Tai manau, aš tikrai labai daug ko pasimokiau iš viso šitos situacijos, stengiausi tiesiog išvelgti tą teigiamą pusę. Mhm. O viso šitoj situacijai iš tiesų tavo tėtis gauna tokį irgi, tarsi vos nedvigubą darbą, jis dabar yra ir tėtis, ir bando, nežinau kokį žodį pavartoti, ar, ta prasme, kompensuoti tą mamą, ta prasme, kaip tavo tėtis jaučias? Tai jam aš jaučiu didelę pagarbą, nes Lietuvoje yra dar toks, aš jį vadinu caro maro laikų nusistatymas, kad mama su vaikais, o tėtis ten išsiskiria. Nes dažniausiai bent ir mano aplinkoje visada tėtis palikdavo. O mano situacija truputį yra kitokia, kad mama paliko. Tai labai pirmiausia susilaukėm, ne vien aš, bet mano tėtis labai daug kritikos. Daug žmonių jam yra sakę, kad kam tau dukros, aš turiu sesę, jeigu ką, tai kam tau abi dukros, juk tu vyras, tai mamai atiduok. Tiesiog elementus mokyk ir atiduok mamai. Bet mano tėtis buvo visada užsispyręs, nes jis yra labai šeimos žmogus. Jis nori turėti šeimą, nori turėti vaikus. Ir jis nėra iš tų žmonių, kurie pradeda kažką ir palieka. Jis labai mylėjo tiek man, ir tebe myli, tiek mane, tiek mano sesę ir mus labai globoja. Ir labai stengiasi suteikti man tą kaip ir mamos pavyzdį. Aišku, sunku, nes vis tiek jis yra vyras. Tai aš sakyčiau, kad jis tiesiog man suteikė labai didelį palaikymą už du žmonės. Aš jaučiuosi visada, kad mane kažkas palaiko, kad mane myli, aš esu aprūpinta, visada išklauso mano norų ir tos norus nenurašo, bet mane kaip tik palaiko. Ir tas palaikymas, kuo skiriasi, kad jis yra dvigubai stipresnis, nes nėra antro žmogaus, kuris mane taip pat palaikytų. Ir jis labai stengiasi, aišku, jam irgi yra ir buvo be galo sunku, nes jam reikia pačiam viską daryti ir išmokti, nes ir pats nieko labai nemokėjo. Tai aš sakyčiau, kad jis tikrai labai daug pats išmoko ir jaučiu labai didelę pagarbą, nes jis tikrai pasistengė visą tai padaryti. Ir tiesiog esu labai dėkinga. Labai gerai. O Mėja, koks būtų, sakykime, raktinis patarimas kitiems paaugliams, kitiems vaikams, kurie patiria vaikų skyrybas? Kaip, koks būtų patarimas jiems, kaip visą tai geriau išgyventi, išbūti? Čia ir paklausėt ne to žmogaus. Tai, buvo labai sunku, bet aš pasimokiau, kad visų pirma reikia duoti savo laiko išjausti tas emocijas, suprasti, nes vieną dieną atrodo tu kaltas, kitą dieną atrodo, kad čia gal tėvai kalti, kitą dieną dar kažkaip. Ir pirmiausia reikia išjausti, paskui tiesiog surasti tą žmogų, su kuriuo pakalbėti. Aš suprantu, kad ne kiekvienas turi galimybę pakalbėti su psichologu ar su vienu iš tėvų, tai tikrai yra galima su savim pakalbėti, taip pat galima su draugu pakalbėti. Bet jeigu nei vienas, nei kitas netinka ir jeigu iš mūsų žiūrovų, kurie mus žiūri, tai dabar pajaučia, tai net nebejoju, kad mokytojas Rytis išklausytų tą žmogų. Taip pat aš galiu išklausyti, man tikrai nėra sunku. Bet svarbiausia tiesiog atrasti tas ausis. Jos gali būti ir to pačio žmogaus. Taip pat galbūt netgi kažkam rašymas gali padėti išjausti tas emocijas.
paskui susitaikyti su tuo faktu, kad gyvenimas pasikeitė, bet jis dabar nesibaigė. Mums reikia tiesiog toliau gyventi ir toliau su tuo kovoti. Nors dabar praėjo 8 metai nuo skyrybų, man iki šiol yra sunku, nes aš suprantu, kad visa tai, kas įvyko, buvo labai žiauru, bet labai svarbu, ir aišku, man labai lengva dabar sakyti, kai daug laiko praėjo, bet svarbu atrasti tą teigiamą pusę, ko aš galbūt pasimokiau, ko aš galbūt nedarysiu ir priimti visą tai kaip pamoką, o ne kaip kažkokią bausmę. Tai va. Ačiū tau labai, Mėja. Ar norėtum dar kažką pridėti? Galbūt yra dalykai, kurie kylo tau mintise, bet nepasakėjai, nepasidalinai. Tokit pagalvot, čia reikia pagalvot. Tiesiog, kad svarbiausia nekaltinti savęs, atrasti tą žmogų, kuris palaikys. Ir galbūt aš tuo metu labai jaučiausi, kad visas gyvenimas yra prieš mane, kad niekas manęs nesupranta, kad aš jaučiausi labai viena, kad mane mama paliko, aš nenoriu draugų turėti, nes gal jie mane irgi paliks. Ir jaučiausi lyg visas gyvenimas prieš mane, visi mokytojai, visi draugai, galbūt netgi mano tėtis prieš mane yra. Tai tiesiog suprasti, kad jūs nesate vienintelis toks žmogus, kam įvyko. Kaip skaitė statistiką, tai dažnai įvyksta, kad ir kaip tai yra žiauru. Ir suvokti, kad tai yra tiesiog pamoka. Aš bent jau labai tikiu, aš tikiu Dievu ir manau, tai man padėjo, kad aš esu stipri ir man Dievas davė iššūkį, kad aš dar stipresnė tapčiau. Jeigu kas mūsų klauso ir netiki Dievu, tai gali kaip likimu galvoti, kad aš esu stiprus ir man duoda tiesiog tas kliūtis, tuos iššūkius, kaip pamokas, kad aš dar stipresnė ir išmintingesnė tapčiau. Tai va. Ačiū tau labai, Mėja. Iš tiesų labai sunku suvokti tuos skaičius, kad 55% santuokos turi ištuokų. 5,9 tūkstančių vaikų gyvenantis šeimoje su vienu iš tėvų ir pas mane čia kabutėse skliausteliuose tiksliau pažymėta dažniausiai be tėvo, ką tu minėjai. Ir taip pat norėčiau įsiterpti, kad labai svarbu ir suvokti tai, kad dažnai tėvai, vienas iš tėvų, kurie ir pasiema tą vaiką kartu arba išsikovoja tą vaiką, jie nėra emociškai su vaiku. Jie galvoja, kad, aš savo vaikui daviau viską. Jis turi kur gyventi, turi rūbų ir turi maisto. Jam turėtų būti gerai. Bet labai svarbu pakalbėti, kad su savo tėvais ar vienu iš tėvų, kad jie būtų ir emociškai čia. Nes aš tikrai labai dažnai girdžiu, kad aš turiu tėtį arba mamą, arba netgi abu turiu, bet nei vienas nėra emociškai su manimi, kas yra taip pat labai sunku. Ir labai svarbu tiesiog pakalbėti ir tėvai turi suprasti, kad tiesiog buvimu fiziškai neužtenka. Nors ir atrodo, kad juk aš viską darau dėl savo vaiko, bet svarbu ir emociškai pasikalbėti su juo, būti ten, leisti tam vaikui išsikalbėti. Ačiū tau labai už tavo visas mintis, už tavo visus pasidalinimus, tai yra labai daug, tai yra labai svarbu. Ir pas mus yra 2 paskutiniai klausimai, kuriuos mes visada visiems užduodam. Tai Mėja, kas yra tavo autoritetas? Tai mano autoritetas, aš važiuodama apie tai pagalvojau, tai aš galbūt išskirčiau 3 žmonės. Tai visų pirma yra mano tėtis, kuris be galo yra stiprus, jis gavo iš visų tiek daug kritikos ir vis tiek išliko labai stiprus, taip pat jis yra be galo protingas ir išmintingas žmogus. Tada mano tėčio sužadėtinė, tai laukiam vestuvių. Jinai irgi yra labai stipri moteris, labai užsispyrusi ir labai aistringa. Ir galiausiai 3, tai galėčiau išskirti savo seserį, dėl kurios aš taip ir stengiuosi tiek moksluose, tiek apskritai. Jinai man yra tiesiog motyvacija stengtis, nes aš tiesiog noriu pasiekti kuo daugiau, kad galėčiau jai padėti ir galėčiau jai ten kažką galbūt nupirkti, duoti, suteikti, kad tik jai geriau būtų. Ir paskutinis klausimas būtų, tai yra, kokia didžiausia tavo svajonė? Turi būti viena svajonė. Kaip nuspręs? Tai sakyčiau,
Pirmiausia, kad mano šeima būtų sveika ir laiminga. Čia yra mano prioritetas ir man yra svarbiausia tai. O antras, kad aš tiesiog užaugčiau ir būčiau geru žmogumi. Nesvarbu, ar aš kažkuo būsiu užaugus, ar aš bedarbė būsiu. Bet tiesiog svarbiausia, kad aš nuoširdžiai galėčiau pažiūrėti į save į veidrodį ir pasakyti, kad aš esu geras žmogus. Tai sakyčiau, čia mano yra vienas iš tikslų ir tikiuosi vieną dieną pasiekti. Ačiū tau, Mėja, kad pasidalinai. Ačiū Jums. Ačiū apskritai, kad atėjai, pasidalinai visą šitą istoriją ir manau yra žmonių, kuriems labai svarbu buvo tai išgirsti, kurie kovoja su visu tuo, ką tu jau praėjai. Aš labai tikiuosi, kad mano šitas pokalbis padės Jums, kad labai svarbu atrasti, tai net nebejoju, kad mokytojas Rytis išklausys, aš galiu. Ar pas mus yra mokyklos psichologė Guoda, jinai irgi gali jūs išklausyti. Tai labai svarbu tiesiog ieškokit tos pagalbos ir jūs neturit kovoti vieni. Yra žmonių, kurie jums nori padėti, jums tiesiog reikia paimti tą ištiestą ranką. Ačiū tau labai. Ačiū Jums. Labai stipriai pabaigiau, jokių papildomų žodžių nebereikia, tai ačiū tau labai, Mėja, kad radai laiko, skyriai savo širdies visam šitam. Ir ačiū klausytojams, kurie išklausė iki galo ir iki pasimatymo toliau. Iki.